Labadiena, tęsiame pradėtą laidų ciklą Mes kolegijoje, Marijampolės kolegija miestui. Šiandienio pokalbio tema – tarptautinės studentų praktikos verslumo skatinimas. Sveikinuosi su studijoje esančiais kolegijos atstovais. Rasa Zigmantaitė, Marijampolės kolegijos tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus vadove. Labadiena. Sveiki. Ir Kristina Miškinienė, kolegijos verslo ir technologijų fakulteto prodekane. Labadiena. Labadiena. Kiek vėliau prie mūsų pašnekesio prisijungs Rimvydas Šoblinskas, kolegijos lektorius, inžinierius, mechanikas. Taigi, Rasa, jau nuo naujų metų Lietuva tampa pilnavertė ES šalimi, įsivesdama eurą. O visa švietimo sistema jau senai yra Europinės Erasmus Plus programos dalis. Kokias galimybės suteikia buvimas šios programos dalimi? Na, iš tikrųjų, tai man knieti pataisyti jūs pirmiausiai toj vietoje, kad ES pilna teisė narė mes esame visiškai nepriklausomai nuo to, pilna krauja tada. Tada gal pilna krauja, nes iš tikrųjų yra daug ES šalių, kurios neturi euro ir kol kas neketina. Tai yra Jungtinė karalystė, Švedija, Danija. Taip, galim žiniom pasidalinti apie ES. Taip, nenorėdama dėl to, kad nenorėčiau nugazdyti mūsų studentų, kad jie galvotų, kad euras ar ne euras turi kažkokį tai skirtumą jų studijų galimybėms ir užsienio praktikų galimybėms. Tai be abejo. Na, Erasmus programos dalimi mes esame, kaip jūs ir minėjote, nepriklausomai nuo to, jau daug metų. Iki šių metų šita programa vadinosi mokymosi visą gyvenimą programa, buvo suskirstyta į keletą skyrių pagal mokymosi lygį. Nuo šių metų visa programa vadinama vienu Erasmus Plus programos vardu ir joje yra tokie trys pagrindiniai skyriai. Tai yra mobilumas mokymosi tikslais, mobilumas mokytojų, dėstytojų, mokytojų, mokinių, studentų mobilumas. Čia būtent ir yra kalba apie tai, kad ir mokiniai, ir profesinio mokymo įstaigos, ir aukštojo mokymo įstaigos yra toje pačioje programoje. Kitas skyrius yra, kita veikla yra bendradarbiavimas naujovių ir keitimosi gerąją patirtimi tikslais. Tokiuose projektuose kolegija taip pat dalyvauja, jeigu bus galimybė, aš apie juos pakalbėsiu. Na ir trečioji veikla, tai yra politinių reformų rėmimas, kur taip pat mokymo įstaigos, administracijos, įvairiausios struktūros, ministerijos taip pat gali dalyvauti įvairių šalių lygmenių tokiuose programuose. Ar aš teisingai supratau, Erasmus Plus nuo šių metų tik tai prasidėjo? Pavadinimas šitas taip. Tai iš esmės niekas nepasikeitė, tik tai, ta prasme, pavadinimas pasikeitė? Pasikeitė, daug kas pasikeitė, todėl kad ES gyvena tam tikrais 7-mečiais finansavimo ir įvairių programų periodais. Dėl to nuo 2014 metų prasidėjo naujasis finansavimo, tas 7-metis. Programa įgavo ne tik naują vardą, bet, kaip ir sakiau, visi skyriai, kurie buvo anksčiau Komenijų skirtas mokyklom, pavyzdžiui, Leonardo da Vinci profesinio mokymo įstaigom, buvo Erasmus konkrečiai jau aukštajam mokslui ir Grundvik suaugusių mokslui, tai dabar jos visos apjungtos į vieną didelę programą, nėra išskiriama, finansavimo taisyklės šiek tiek pasikeitė. Administravimas palengvėjo, daugiau yra galimybių, didesnis finansavimas be abejo ir ypatingai finansavimas didesnis aukštojo mokslo įstaigom, kadangi technologijų vystymas, studentų judumas, dėstytojų judumas, mokslo tyrimai yra visada dėmesio centre. Žodžiu, su Erasmus Plus nauju etapu, vadinkime šios programos, atsirado daugiau galimybių studentams, dėstytojams ir visiems kitiems dalyvaujantiems šioje programoje judėti ir patirti naujus kažkokius atradimus padaryti. Be abejo. Ir natūralus toksai klausimas, kuris turbūt dažnam kyla prieš kažką tai imantis kokios nors veiklos ar kažką tai darant, kad kokia viso to nauda. Ar galima būtų įvardinti tiesioginę studentų praktikos naudą, ar dėstytojų ten kažkokių išvykų, kažkokių patirčių, stažuočių naudą? Be abejo.
Keistas klausimas, geras klausimas, šiek tiek pabodęs klausimas ir mane šiek tiek... Tokia realybė. Taip, erzinantis klausimas. Ta prasme, kad visada visi klausia apie naudą. Tai jeigu mes naudą suprantame tik materialią prasme, tai jinai ateina šiek tiek ilgesnių periodų, todėl kad žmogus įgyjęs patirties, vėliau jisai geriau mokės, prisitaikyti darbo rinkoje, daugiau uždirbs pinigų, galbūt įkurs savo firmą, gaus didesnę algą. Tai tokia tikrai materialioji nauda. Tai nėra tiesiogiai kažkokio tai kompiuterio parsinešimas ar plytos nusipirkimas. Tai labai dažnai žmonės įsivaizduoja, kad nauda tai gali būti tik tai konkrečiai materialių kažkokių dalykų ar techninės bazės tobulinimas. Žmogiškiai ištekliai yra visada didesnė nauda. Aš jau kartais labai piktai pajuokauju, bet sakau, pasodinkite mūsų brolius primatus prie kompiuterio ir pažiūrėkit, ką jums tieda technologiniai pažanga duoda jūsų įstaigai, nes tikrai ne kompiuteriai daro į mokymo įstaigą ir šalį patrauklę, bet technologiniai pažanga, kuriai vadovauja ir kuria naudojasi konkrečiai asmuo. Turbūt dar natūralesnis klausimas yra, kiek studentui, ar sakykime, kad ir tam pačiam dėstytojui, vykstančiam į stažuotės ar tarptautinę praktiką, reikia pakratyti piniginę? Erasmus programa, kuri veikia visoje Europos Sąjungoje ir ekonominės erdvės šalyse, tai yra Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, buvusios Jugoslavijos, kai kuriuose valstybėse, kurios turi leidimą dalyvauti šitoje programoje. Jos pagalba yra sukurtas finansavimo mechanizmas. Pirmiausia yra tai, kad šios programos dėka mūsų studentai, kiekvienas Europos Sąjungos aukštojo mokslo studentas turi galimybę pasirinkti tam tikrą dalį savo studijų programos bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje, bet kurioje savo lygio mokymosi įstaigoje, kuri dalyvauja Erasmus programoje ir yra Erasmus chartijos narė. Tam yra sukurtas visas finansavimo mechanizmas, kaip ir sakiau, šiame naujajame periode finansavimas yra didesnis. Ir remiamos, reiškia, studentų mobilumas studijoms, studentų mobilumas praktikoms. Tai reiškia, kad studentai gauna paramą, gauna stipendiją, mes jiems suorganizuojame studijų ir praktikos vietas. Tai tikrai nereikia įstoti į kitą aukštąją mokyklą, tiesiog tai yra natūrali studijų dalis. Tai ar aš teisingai iš viso to suprantu, kad studentui nieko nekainuoja? Sąlyginai. Mes visi turime investuoti į savo mokymąsi. Tai reiškia, kad jeigu žmogus, mokydamasis Marijampolėje, kažkiek tai skiria savo pragyvenimui, maitinimuisi, mokymuisi, transportui, tai jis tą dalį nusineša į užsienio šalį, Erasmus plus programa padengia lyg tai tam tikrą skirtumą. Čia aš kaip ir sąlyginai sakau, nes yra į kiekvieną šalį skiriama tam tikra pinigų suma, už kurią... Aš norėjau sužinoti, kad žmogus neturi nusipirkti, pasidengti visas išlaidas savo bilietus, pragyvenimą, stogą virš galvos. Natūralu, kad jeigu norėsi ledų, tai neskirs jau Erasmus plus ledų tam tikrą kiekį, kad galėtum nusipirkti. Ne, aš galiu pasakyti labai paprastai. Yra pakankamai tų pinigų, bet reikia visada galvoti, kad į studijas taip pat investuoji, tai tu pats mokaisi, plus gauni dar stipendiją iš Erasmus, kuri padeda tau įsigyti būstą, pragyventi, nusipirkti transporto bilietą. Praktikai yra skiriama didesnė dalis. Kodėl? Todėl, kad praktikoje žmogus jau iš tikro sukuria pridedamąją vertę. Ir dar dėl to, kad būtent ES skatina labiau vertinti studijas ir jas investuoti. Mes irgi savo studijų periode daug mažiau uždirbam, daugiau investuojam. Kita vertus, studentai skatinami po studijų užsidirbti.
Lietuvoje taip pat labai daug studentų dirba ir mokosi ir visiškai natūralu ir kuo, aš labai dažnai sakau, kuo tėvai gyvena turtingiau, tuo jų vaikai daugiau po paskaitų eina dirbti. Dėl to, kad jie yra išmokyti atsakomybės, išmokyti užsidirbti ir nori būti savarankiški ir turėti savo pinigų. Tai užsienios, reiškia, mokymo įstaigos yra tam tikri tinklai, kur studentų yra pasiūloma tam tikros darbo vietos, kuris po darbo gali užsidirbti ar bare, ar kažkur tai kitur. Ir tai dar daugiau duoda jam galimybių ir daugiau laisvių. Tada studentai ne tik mokosi, studijuoja ir dirba, bet jie laisvalaikiu keliauja po kitas ES šalis. Gyvena tikrai labai gerai, labai įdomiai. Tikiu. Besiklausant, net studijuoti užsinorėjau. Noriu kreiptis į Kristiną, kuri yra tiesiogiai susijusi su studentais išvykstančiais į praktikas, į studijas. Kaip keitėsi ir ne vieni metai šiuo užsiema reikalu? Kaip keitėsi studijų sistema ir tvarka? Na, turbūt svarbiausias įvykis tai yra tas, kad 2011 metais perėjom, kaip ir visos aukštosios mokyklos, prie ECTS sistemos. Tai yra tokia sistema, kuri yra pagrįsta studentų darbo laiku, kuris yra reikalingas pasiekti jų pasirinktos studijų programos tikslus, kurie turėtų būti apibriežti tam tikrais studentų įgyjamais pasiekimais ir kompetencijomis. Tai visų pirma, atlikome tam tikrą mechaninį darbą pagal nustatytus reikalavimus, tai yra pakeitėme studijų planus, keisdami nacionalinius kreditus ECTS kreditais. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas ir studijų rezultatams, kurie tapo tokia pagrindinė ašimi, ką studentai turėtų gebėti, žinoti, kokius įgūdžius įgyti, baigę savo studijų programą. Na ir šios programos ECTS sistemos pagrindinė esmė yra ta, kad svarbiausias yra studentas ir didžiausias dėmesys yra skiriamas studentui ir jo savarankiškam darbui. Visas studento darbo laikas yra padalintas į tam tikras dalis, tai yra teorinės paskaitos, praktinės įvairios paskaitos ir konsultacijos. Konsultacijos jos yra įvairių formų, tai yra konsultacijos auditorijose, kurios yra numatytos tvarkaraštyje. Taip pat studentai gali konsultuotis individualiai sutartu laiku, elektroniniu paštu ir panašiai. Tai iš tiesų studentai dirba paskaitose su dėstytojais, tačiau nemažai užduočių įvairios projektinės veiklos jie atlieka ir savarankiškai. Ir būtent tas akcentas ir yra skiriamas tam, kad studentas gebėtų susirasti reikalingą informaciją, gebėtų dirbti grupėje, parengti tam tikras užduotis ir jas pristatyti dėstytojui, savo kolegoms. Žodžiu, ugdote studentų savarankiškumą. Taip. Nuskambėjo toksai man pakankamai mistiškai skambantis terminas kreditas. Tai gal papasakokit, kas tas kreditas, iš ko jisai susideda ir ką jisai reiškia studijose? Na, kreditas tai yra tam tikras studento darbo laikas. Yra studijų plane dalykai ir kiekvienas dalykas yra apibrėžtas tam tikrą apimtimi. Sakykime, 3 kreditų apimties dalykas, jisai atitinka 80 valandų. 80 valandų yra išskaidyta į tam tikrą valandų sumą teorinėms paskaitoms, praktinėms paskaitoms, auditorinėms konsultacijoms ir studentų savarankiškam darbui. Tai dabar kalbant apie praktikas ir visas tas studijas, studentas išvykstantis kažkuriam tai laikui, nebūtinai į užsienį, kad ir vietoj būdamas, jisai grįžęs turės smarkiai dirbti, kad pasivyti savo bendrakursius. Dirbti smarkiai tikrai neturės, nes jis jau bus atidirbęs toj praktikos vietoje, jeigu kalbam apie tarptautinę praktiką. Tai iš tiesų, kada studentas pasinaudoja unikalią galimybę atlikti praktiką užsienio tam tikroje įmonėje, su juo yra suderinama praktikos sutartis ir toje praktikos sutartyje yra numatoma, ką studentas turėtų, būdamas praktikos vietoje, atlikti. Yra tam tikra praktikos programa, įvairios veiklos, pagal kurias jisai užsienio įmonėje ir dirba. Ir jeigu nebuvo jokių praktikos sutarties pažeidimų, tai iš tiesų mūsų aukštoji mokykla tiesiog privalo pripažinti visą jo atliktą praktiką ir
studentas grįžęs, jisai turi įvertinimą vadovų užsienio praktikos įmonėje. Taip pat pagal praktikos programą parengia ataskaitą, kurią įvertina vadovas kolegijoje. Ir taip jam yra išvedamas išvestinis pažymys ir kreditai įskaitomi be jokių apribojimų. Tai žodžiu, čia ne tie pirmūnai, kurie į priekį mokosi, gali važiuoti į praktikas ir studijas. Tai gali ramiai daryti ir vidutiniokas, ramiai, kad jisai, būdamas kažkur, neturės čia verstis per galvą tam, kad pasivyti savo. Tikrai taip, ir yra skatinami visi studentai išvykti. Ir neseniai turėjome sklaidos renginį, kur studentė turizmo administravimo studijų programos antro kurso dalinosi savo patirtimi po praktikos ir jos nuogastavimai buvo, kad iš tikrųjų yra silpnos anglų kalbos žinios ir kaip aš viena ten būsiu, susidorosiu, kaip aš bendrausiu, ar mokėsiu atlikti visas veiklas ir taip toliau. Ir grįžusi, tikrai pasidalino savo gerąją patirtimi, pasitenkinimas didžiulis, žinoma, ir anglų kalbos žinios patobulėjo. Ir ta įgyta patirtis, tiesiog yra tikrai labai didelė. Įsivaizduoju. Padarome trumpą pertraukėlę ir sugrįšime su žmogumis, kuris tiesiogiai galės pasidalinti įspūdžiais, nes visiškai nesenai grįžo iš stažuočių. Tai atlikite su radio stotimi Kapsai. Atsinaujinęs BTV pristato laukiamiausią metų koncertą. Ed Sheeran. Vasario 15 diena Siemens Arena. Informuoja elrytas.lt. Gražiausias koncerto akimirkas dovanoja trigubos skonio šokoladas Šogeden trilogija. Daugiau informacijos Meduza Koncert LT. Naktinis miestas užmigo. Bet neilgam. Halloweenas. Vairužiai ir Miami House Mafia. Spalio 31-ąją, penktadienį, Marijampolės klube Luna. Renginį gaivins Azoto patrankos. Vienam 101-ųjų welcome shotai. 201-ųjų bilietų pigiau. Būk pastebimas, būk su kauke. Daugiau informacijos Luna Facebook'e. 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Kaip ir žadėjo, prie mūsų prisijungė Rimvydas Šoblinskas, kolegijos lektorius, inžinierius, mechanikas. Taigi, Rimvydai, žinau, kad visai nesenai grįžote iš stažuotės Lenkijoje. Ką pamatėte, sužinojote? Dar kartą laba diena. Rugsėjo pabaigoje vykome grupė dėstytojų, taip pat ir Marijampolės kolegijos vadovybės atstovai į Lenkijos miestą Cechanovą. Ir mūsų tikslas buvo aplankyti ten esančią kolegiją, nors jie vadina truputėlį kitaip, pas juos yra valstybinė aukštoji mokykla. Ir mūsų tikslas buvo ne taip, kad ten pasižiūrėti, kas ten per tą mokyklą, bet iš tikrųjų įsiaiškinti galimybės to tarptautinio bendradarbiavimo. Tai yra galimybės mūsų studentams vykti į praktikas į konkrečiai tą būtent Lenkijos tą miestą, Cechanovą, į tą aukštąją mokyklą. Ir žinoma, taip pat galimybės įsiaiškinti, galbūt keistis dėstytojais, jų dėstytojus pasikviesti čia ir mums ten nuvykti, dėstyti ir panašiai. Dėl to, kad, bet kokiu atveju tas toksai, apie ką čia mano kolegės kalbėjo, tas toksai keitimasis tiek specialistais, tiek studentais yra ir skatintinas, ir yra naudingas patiems studentams. Ir kaip ir minėjo, kad kartais mūsų studentai kaip ir bijosi važiuoti, nes galvoja, galbūt kalbos nemoka. Tai mes irgi, nemokėdami lenkų kalbos ir tos anglų kalbos žinios irgi tokios, sakykime, pakankamai vidutinės ir puikiausiai galim bendrauti, susišnekėti su savo kolegomis užsienyje. Tai, mes iš tikrųjų išsiaiškinom tai, kad
tokių didelių skirtumų tarp jų aukštųjų mokyklų ir mūsų aukštųjų mokyklų. Na, čia kadangi ne pirmas vizitas, matom, kad esminių skirtumų nėra. Kartais materialinis aprūpinimas pas juos yra geresnis. Bet galimybės ten vykti, atlikti praktikas tikrai yra ir manau, kad mūsų kolegijos studentai artimiausių metų tikrai galės būti į Cichanovą ar kitą Lenkijos miestą nuvažiuoti. Ir ne tik tai. Ir dabar, jūsų beklausant, man tokia mintis kilo, kadangi jūsų pats jau pareigybės, vadinkime, įvardintas, jūs esate ir lektorius, inžinierius, mechanikas, tai esate ne tik teoretikas, bet ir praktikas. Ar teisingai supratau? Taip, aš daug metų gamyboje esu dirbęs. Tai ar, kalbant, kadangi kaip ir reikėtų paliesti visgi tą verslumo skatinimą, tai netgi kalbant apie tas praktikas kažkur, nebūtinai užsienyje, toj pačioj Lietuvoje, ar tam pačiam studentui praktikos atlikimas realioje vietoje, kur vyksta verslas, galbūt tai galėtų būti kaip ir tokia mokykla, nuo ko prasideda verslas? Čia visai nėra joks naujas dalykas, mūsų studentai, reiškia, visada atlieka praktikas, Lietuvos įmonėse, sakykime, tiem jau mūsų programos, kur aš vadinu inžinieriais, tai būtent atlieka praktikas Marijampolės apskrities įmonėse, dažniausiai tai, kadangi mūsų ta specialybė su automobiliais susiję, tai būtent automobilių serviso įmonėse, bet kitų specialybių praktikas atlieka kitose įmonėse. Ir tas yra būtina dėl to, kad tai netgi ir, kaip minėjau, tose kredituose yra įskaičiuota būtent tam tikras kreditų skaičius, kad studentas turi surinkti tų kreditų arba tiek tai valandų atidirbti, vadinkim taip, įmonėse arba dalyvauti jų veiklose. Tai yra įgyti tos praktikos realiose įstaigose, kur jie susipažintų su procesais vykstančiais, ne iš teorijos, ne iš pasakojimų, o realioje aplinkoje, kartais net ir įsidarbindami tose įmonėse ir netgi kartais ir uždirbdami kažkokius pinigėlius, didesnius ar mažesnius. Tai be abejo, kada studentas dirba tokioj įmonėje, jisai realiai susipažįsta su problemomis, mato, kaip viskas daroma. Dažniausiai jie pradeda dirbti nuo, sakykime taip, nuo paprasčiausių kažkokių tai darbelių ir jeigu pasiseka, tai jeigu sekasi jiems, jeigu ir turi pakankamai sugebėjimų, tai netgi tam tikrą ir karjerą praktikų metu gali daryti. Tai yra, gali tapti vienokiais kitokiais vadybininkais ir panašiai. Tai yra, studentas atlikdamas praktiką įgauna tam tikrus sugebėjimus, kurie bus jam realiai naudingi nuėjus į konkrečią įmonę jau įsidarbinus. Jo, ir kad darbdaviai dažnai sako, kad studentai baigę studijas, jie yra teoretikai, praktikos pas juos nėra. Tai turbūt, kaip suprantu, jūs orientuojatės, ar daug kreditų, nežinau, ar jūs tai galite įvardinti, ar daug kreditų sudaro praktika studento jūsų studijų programuose. Jo, tiksliai nepasakysiu, bet iš tikrųjų tai yra, reiškia, taip, kiek aš žinau, bent jau 3 kreditai kiekvienam semestre yra. Tai reiškia, kad 80 valandų. Nu, 80 valandų, tai vis tiek įvertinkit, kad įmonė jau galima kažką tai susipažinti. Dažniausiai pamatyti, kas tai yra. Ir tai yra tikrai didelis skirtumas nuo, sakykime, to, vadinkim, popierinio studijavimo. Ar ne, jo, kaip senais gerais laikais mokėmės kompiuteriu, žodžiu, pasidėję lapuką ant stalo. Dabar apie studentus kaip ir užtektų, kaip su dėstytojų judėjimu ir jų tobulėjimu ir būtent, gal jūs jau buvę kokioje stažuotėje? Ne, dar man yra tekę stažuotė, atsiprašau, palektoriauti. Lektoriauti, bet reiškia, dabar pilnai įsitikinęs, kad tai yra visiškai įmanomas dalykas.
Ir yra planai tokie būtent vykti greičiausiai pirmiausia, reiškia, būtų pagal tos kontaktus su Lenkijos aukštosioms mokykloms. Na, primečiau, kad net ir lenkiškai galėčiau dėstyti, ne vien tik angliškai. Puiku. Taigi, kadangi jau ruošiatės kaip ir vykti ir lyg ir jau kažkas tai dėstosi, ko tikitės iš tokių mainų? Na, iš tikrųjų, įsivaizduoju, kad ta patirtis gali būti ir netikėta, ir kai kurie dalykai tikėtini. Tai praplėtimas savo suvokimo, reiškia, kaip tai vyksta ten, galima kai kurios dalykus pritaikyti, paskui bus savo darbe, papasakoti savo kolegom, reiškia, galbūt naujus dėstymo metodus, naujus informacijos perdavimo studentams ar bendradarbiavimo su studentais, netgi kaip su kolegomis, naujus kažkokius tai būdus ir panašiai. Dėl to, kad čia toksai tik niuansas, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje mokslo metai prasideda, reiškia, ne nuo rugsėjo 1 kaip Lietuvoje, o nuo spalio pradžios. Tai jau toksai pasikeitimas. Kaip jie tą organizuoja, kodėl taip yra, kaip jie ten baigia tos mokslo metus ir panašiai. Tai tokius dalykus, na, tie dalykai skatina ir tobulėti ir gali generuoti kažkokias naujas mintis studijų procesą. Tikiu, kad po būtent jūsų kažkokios išvykos ir naujos patirties būtinai apsilankysite pas mus ir papasakosite apie savo patirtis ir atradimus. Būtinai. Tai noriu padėkoti mūsų svečiams, priminsiu, kad buvome, noriu dar suteikti žodį, baigiamąjį žodį Rasai, kolegijos studijų ryšių skyriaus vadovai, kuri pagrindinė yra ašis visame šitame vyksme. Aha, tai aš irgi dar norėčiau prisijungti prie savo kolegos ir tų patirčių, dėstytojų patirčių, užsienio stažuočių ir dėstymo užsienyje. Kodėl jos yra svarbios? Man per paskutinius 2 mėnesius teko dalyvauti keletoj europinių konferencijų, kurios siejamos su jūsų minėtų klausimų studentų verslumu. Tai dalyvavau Europos verslo forume didžiulėje konferencijoje. Pereitą savaitę mes buvome Portugalijoje, Porto mieste. Konferencijos viena iš pagrindinių temų taip pat studentų verslumas. Ir vis dėlto, kas yra, kodėl 2009 metais, kūrybingumo metais, mes kalbėję apie kūrybinių idėjų generavimą ir kaip reikia mums ruošti studentus ateities įmonėms ir ateities darbams, kurie dar šiandien neegzistuoja ir naujiems iššūkiams, na vos ne iš robotų srities. 2014 metais mes vėl sėdim ir kalbam apie įgūdžių neatitikimą verslui, mokymo, reiškia, studentų įgūdžių neatitikimo šiandienos verslo veiklos pasaulio poreikiam. Manau, kad viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad tiek mokyme, tiek versle egzistuoja nuolatiniai iššūkiai tų įgūdžių naujovių poreikių. Kiekvieną dieną verslas, aišku, lengviau prie to prisitaiko, nes jie yra nuolatiniai konkurenciniai kovoj, tuo tarpu mokymo įstaigos labai dažnai eina, kaip aš sakau, nežinau, arklys paskui vežimą yra toks pasakymas. Dėl to visos tos pastangos ir Erasmus Plus programoje yra dedamos tam, kad mokytojai, dėstytojai atnaujintų savo įgūdžius ir nereikėtų tai bėgti verslui iš paskos. Tai aš esu minėjus tokį dalyką, esam vykdę tokį projektą, naujausių technologijų taikymas kalbos mokymėsi. Tai mes tokį atradimą esam padarę, kad mūsų jaunimas yra technologijų, na kaip pasakyti, čiabuviai. Jie gimsta į technologijas. Tuo tarpu mes, vyresnioji karta, esame imigrantai. Ir mes nuolat turime mokytis tų technologijų. Dėl to viena iš priežasčių irgi yra, kad reikia kelti tas savo kompetencijas, prisitaikyti prie naujovių. Galėčiau pasakyti tokį pavyzdį, kaip verslas veikia. Sakykime, anksčiau buvo
pagaminti raktą reikėjo mums tekintojo, ar ne? Tokie paprasti įgūdžiai. Dabargi raktas yra visai kas kita, nebe tas metalinis, bet raktai yra technologiniai, GPS sistemos ir taip toliau. Tai ta prasme tai yra galbūt dar ir kitų laidų tema ir aš mielai apie tai papasakosiu, ką mūsų dėstytojai veikia stažuotėse, bet labai trumpai, jeigu dar man leisite, tai norėčiau pasveikinti mūsų kolegą. Pasinaudoti progą, taip, tą progą. Reiškia, verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis šiandien švenčia savo gražų 60 metų jubiliejų. Tai viso kolektyvo vardu nuoširdžiai sveikiname jį, linkime jam taip pat visą laiką išlikti tokių jaunatviškų, pilnų kūrybinių idėjų, energijos ir tikiuosi, kad jis taip pat atėjęs jūsų laidą čia papasakos apie savo įspūdžius Norvegijoje ir galimybės mūsų studentams. Mes prisijungėme prie sveikinimų. Tad ačiū studijos svečiams, o mūsų klausytojams pasakysiu. Tai, kad priminsiu, kad tai buvo laidų ciklo viena iš dalių. Mes kolegijoje Marijampolės kolegija miestui ir jau sekanti mūsų laidelį po poros savaičių.